Mieli Vilniaus knygų mugės rėmėjai ir dalyviai. Vasario 20-oji jau seniai buvo pažymėta knygų bičiulių kalendoriuose. Ta diena iškilmingai paskelbta knygų šventė. Vilniaus knygų mugė šiemet subūrusi apie 300 dalyvių. 400 renginių siūlančioje mugėje kiekvienas turėtų rasti labiausiai jo akį traukiantį ar dominantį, o tarp nesuskaičiuojamos galybės knygų išsirinkti vieną ar keletą namų bibliotekai. Šiemet Vilniaus knygų mugė yra 15 metų. Labai džiugu, kad visus 15 metų mugė buvo pagrindinių, galima sakyti, kultūros, literatūros įvykių Lietuvoje. Šiemet taip pat esame paruošėm ir naują programą, atvešim naujus vardus, pristatysim žinoma daug naujų knygų. Knygų mugė vėl bus šiek tiek ūgtelėjusi, tiek dalyvių skaičiumi, šiek tiek plotų, nors salės bus tos pačios, 3., 4., 5., bet užimtos pilnai. Sulauksime net 300 dalyvių iš 6 šalių. Ir labai džiugu, kad šiemet į mugę atvyksta dideli stendai iš Vokietijos, kur bus pristatoma 15 didžiausių Vokietijos ir garsiausių netgi pasaulio mastu Vokietijos vaikų literatūros leidyklų. Be Vokietijos taip pat turėsim stendus iš Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Italijos. Na ir žinoma, beveik visi Lietuvos leidėjai, dideli, maži, leidžiantis daugiau knygų ar mažiau knygų, visi pristatys savo naujienas ir pristatys autorius, susitiks su skaitytojais. Šiemet užsukę į knygų mugę rasite ne tik Lietuvos leidėjų stendų, bet ir užsienio svečių – Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos ir kitų šalių leidyklų atstovų. Tradiciškai 10 metus iš eilės Baltarusija dalyvauja knygų mugėje. Kiekvienais metais labai didelio dėmesio sulaukia mūsų rusų bei baltarusių kalbos ir literatūros vadovėliai. Baltarusijoje kasmet išspausdinama daugiau nei 30 milijonų knygų. Mes turime puikią poligrafinę bazę. Galime pasidžiaugti ir tuo, kad Baltarusijos gyventojai pripažinti viena iš daugiausiai pasaulyje skaitančių tautų. Šiemet knygų mugės rengėjai tikisi sulaukti apie 70 000 knygų bičiulių, kuriems bus pasiūlyta kalbėti apie laiko patikrintas knygas, aplankyti parodas, kino filmus, muzikos grupių pasirodymus bei renginius, skirtus Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms atminti, susipažinti su knygų naujienomis ir susitikti su mėgstamais Lietuvos bei užsienio rašytojais. Antrus metus iš eilės mes atvykstame į šitą mugę, organizuoja mokykla, visas pedagogų kolektyvas atvažiuojam. Pati atvažiuoju asmeniškai pasimatyti su Čekuoliu, visą laiką jo autografą paimti ir naujausios knygos. Tai sūnus nori tos knygos ir mes bendrai skaitom. O labiausiai tai noriu matyti pratybėlės vaikam, savo mokiniam. Prisiperku įvairių knygelių, lauktuvių mokiniam parvežu. Tai dėl to ir atvažiuoju. Nes šiaip būna galima įsigyti pigiau knygų, susitikti su rašytojais, taip pat universiteto atstovais ir dėl to įdomu labai ir daug informacijos pasisemti, dėl to labai įdomu toks. Ir šiaip susipažinti su žmonėmis. Laidos knygos per 5 TV stendas ir jame dirbanti kūrybinė grupė jau tapo gražia mugės tradicija. Vienintelės Lietuvoje knygų laidos kūrėjai ir šį kartą supažindina su ryškiausiais mugės renginiais. Knygos per 5 TV dalyvauju knygų mugėje jau 3 metus iš eilės. Ir šiemet mūsų studiją aplankys net 17 rašytojų ir iš Lietuvos, ir užsienio. Tai mes darysim tradiciškai daug reportažų iš įvairių renginių, apdovanojimų. Taigi kviečiame žiūrėti mūsų laidą ir būti literatūrinių įvykių sūkuryje. 5 salės galerijoje įsikūrusioje stilizuotoje laidos knygos per 5 TV studijoje apsilankys žurnalistas Algimantas Čekuolis, rumunų kilmės rašytoja Dominika Raduresku, Lenkė Magdalena Tuli, fizikas žurnalistas 5 knygų autorius Maiklas Bruksas, vaikams kuriantis suomių rašytojas Timo Parvela, knygos Nuostabus protas autorius Henrikas Feksėjus bei daugelis kitų. Mugės metu kviečiame apsilankyti ir interaktyvaus dizaino dirbtuvėse, kuriuose kiekvienas galės pasijusti dizaineriu ir sukurti savo unikalų knygų skirtuką. 5 kontinentų mokymo centro dirbtuvėse profesionali dizaino mokytoja supažindins su populiariausiamis dizaino programomis, mokys, kaip jomis naudotis ir suteiks progą įgytas žinias pritaikyti praktikoje.
Taigi jau 15-oje knygų mugėje kviečiame apsilankyti tiek vaikus, tiek suaugusiuosius, nes čia puikia vieta ir turiningai praleisti laiką ir pasisemti įkvėpimo visiems ateinantiems metams. O tuos, kurie vis dėlto neturės galimybės apsilankyti renginyje, kviečiame žiūrėti tiesioginės 5 TV transliacijas internetu ir mėgautis laiko patikrintų knygų draugija virtualiai.